O dabar aš norėčiau prieiti prie labai rimtų dalykų ir perskaityti jums Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. O skamba jis taip. Lietuvos Respublikos Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymas 2020 metų Birželio 29 diena 3202 numeris Vilnius. Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Lietuvos sostinėje Vilniuje esančios Lukiškių aikštės istorinę ir urbanistinę reikšmę bei aplinką, taip pat jos numatomą valstybinę funkciją, primindamas Lietuvos Respublikos Seimo 99 metų vasario 11 dienos nutarimų numeris toks dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų nuostatas. Pabrėždamas tiesioginę Lukiškių aikštės sąsają su okupacinių režimų represijomis ir ilga Lietuvos laisvės kovų istorija, priima šį įstatymą. Pirmas straipsnis. Lukiškių aikštės memorialinis statusas. Lukiškių aikštė Vilniuje yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė ir formuojama su laisvės kovų memorialiniais akcentais. Antras straipsnis. Lukiškių aikštės funkcijos. Lukiškių aikštė, kaip istoriškai susiformavusi vientisa urbanistinė erdvė, turi atlikti valstybinę, reprezentacinę Lietuvos laisvės kovotojų memorialinę ir visuomeninę kultūrinę rekreacinės funkcijas. Trečias straipsnis. Memorialiniai Lukiškių aikštės akcentai. Pirmas. Memorialiniai Lukiškių aikštės akcentai turi apimti ir atspindėti kovas už Lietuvos nepriklausomybę bei žuvusių kovotojų atminimą 1863-1864 metų sukilėlių egzekucijos vietą ir šio sukilimo atminimo įamžinimą. Antra. Valstybės simbolį vaizduojantis monumentas Vytis kartu su įrengtų memorialų žuvusiųjų už Lietuvos laisvę aukoms atminti yra pagrindinis reprezentacinės Lietuvos valstybės aikštės akcentas. Ketvirtas straipsnis. Bendrieji Lukiškių aikštės naudojimo ir tvarkymo principai. Lukiškio aikštė naudojama ir tvarkoma laikantis šių principų. Pirmas. Lukiškio aikštės naudojimas ir tvarkymas turi atitikti jos memorialinį statusą, užtikrinti rimtį bei deramą pagarbą už Lietuvos nepriklausomybę, žuvusių kovotojų atminimui ir nužudytiems 1863-1864 metų sukilėliams. Antra. Lukiškių aikštės naudojimas ir tvarkymas negali prieštarauti viešai tvarkai ir gerai moraliai. Trečia. Lukiškių aikštės naudojimas ir tvarkymas rekreacijos tikslų negali nustelbti jos memorialinės funkcijos, Lietuvos nepriklausomybės kovų bei žuvusių kovotojų nužudytų 1863-64 metų sukilėlio atminimo įamžinimo tikslų. Penktas straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas. Šis įstatymas įsigalioja 2020 metų rugsėjo 1 dieną. Antra. Iki šio įstatymo įsigaliojimo kompetentingos valstybės institucijos įvertina, ar Lukiškių aikštės dabartinė būklė ir tvarkymo būdas atitinka šiame įstatyme nustatytą jos memorialinį statusą, funkcijas ir memorialinius akcentus. Priima atitinkamus sprendimus. Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. Pasirašo Lietuvos Respublikos prezidentas
Gitanas Nausėda. Aplodismentai. Na matot, tas mūsų žirgelis šiandien po 20 metų, o šiaip pats konkursas įvyko 2017 metais. Dalyvavo daug labai skulptorių. Šios komisijos pirmininku buvo Lietuvos Respublikos prezidentas tuo metu Valdas Adamkus. Deja, mes turim šiandien po tiek laiko va tokį vytį, bet jis gražus. Ar pritarėm šitam vyčiui, kad jisai vestų mus į kovą visą laiką? Aplodismentai. Ačiū. Na, o dabar į sceną kviečiu būtent šios skulptūrinės grupės autorių Gitenį Umbrasą. Aukščiau gal reikės. Na, visi truputį sušalom, tai galim truputį balsas atsilieps. Gimdamas žmogus gauna gimimo liudijimą. Girdite? Subrendęs gauna pasą ir teisę balsuoti. Valstybė turi himną ir aikštę su valstybės simboliu. Lietuvos karūna buvo pavogta, šiandieną pavogtas ir uždraustas yra Lietuvos simbolis vytis. Vytis būtų ženklas, iš kurį paguldė galvas visi, kurių vardai ir pavardės iškaltos kitoje gatvės pusėje. Simbolis visų didvyrių ir didžių moterų, kovojusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Per 35 metus Lukiškių aikštė yra tapusi neišsipildžiusių Lukiškių aikštę. Vyko virš 10 konkursų ir vienos kūrybinės dirbtuvės su skulptūriniam akcentu šioje aikštėje. 2 iš jų esu laimėjęs 13 ir 17 metais. Abu konkursai vyko su pažeidimais. 13 skulptoriai parašė protestą dėl pažeidimų ir iš kultūros ministerijos gavo pasiūlymą paduoti ministeriją į teismą. Tai skulptoriai būtų teisėsi už savo pinigus, o ministerija už mūsų. Po to skulptoriai taptų konfliktiškomis personomis non grata. Ir su jais niekas nebebendradarbiautų. 17 metais konkursas irgi vyko su pažeidimais, bet kol kas apie jos nesiplėsiu. Skulptoriai dirba Lietuvai už savo lėšas, aukoja laiką ir talentą, o iš jų darbų tyčiojamasi. Nesugebama netinkamai išeksponuoti, sukeliamas turgus, drebinamas oras ir šioje aikštėje matome rezultatą. Tik tai maketą. Tai yra jo nematome. To buvo siekta 35 metus. Čia matome 17 metų konkurso maketą laimėjusių prizinę vietą. Lukiškių aikštė architekto Gintaro Čeikausko buvo projektuojama su šiuo skulptūriniu akcentu. Aikštės projektas nėra užbaigtas, kol nepastatytas vytis. Mes prašome leisti užbaigti aikštės projektą. Bet siekiantis, kad ir toliau Lukiškių aikštėje liktų tuštuma, sakys, kad skulptūros nebemadingos. Kiti siūlys surengti konkursus galimybei dalyvauti sekančiuose konkursuose. Treti paduos į teismą konkurso nugalėtojus. Ketvirti išradinės dviratį. Tik, kad nieko nedaryti. Pastatas priešais priklausė jėgos struktūrom. Jis primena Rusijos caro okupacijos laikotarpį. Buvo teismo rūmai, Vokietijos, buvo Gestapas, Sovietijos, buvo KGB. Manau, kad ir šiandieną jaučiamas KGB-no šleifas. Kodėl savo valstybės aikštėje negalima pastatyti Lietuvos simbolių? Kodėl nevykdomas įstatymas dėl vyčio Lukiškių aikštėje? Lietuvos finansuojamas valstybėje atsiradimas. Kai kurios nekenčia Lietuvos ir griauna ją iš vidaus. Kaip elgsis vidinės valstybės karo akivaizdoje? Nei Džoną Lenoną, nei Franką Zappą nelabai domino Lietuvos vargai. Jos domino kitos temos. Nebuvo problemų Lukiškių aikštėje padaryti pliažą.
nebūtų problemų pakabinti ir vaivorykštę. Stovime karo akivaizdoje. Ukrainiečiai žusto kovoje už savo laisvę ir nepriklausomybę. Ar gins Lietuvą pliažo sugulovai? Ar gins Lietuvą pseudo ekspertai ir patarėjkos, kėlė sąmyšį ir drebinę orą? Jums siūlys visokius variantus, kad tik nieko nedaryti. Vilnius nekartą buvo okupuotas, bet kiekvieną kartą jis atgimdavo. 91 metais buvo atstatyta nepriklausomybė. Praėjo 35 metai. Mozė vedžiojo tautą 40 metų. Skubant skulptūrą galima padaryti per 5 metus. Lietuvos atstatytos nepriklausomybės 40-mečiui. Grąžinkime Vilnių Lietuvai. Atstatykime Lietuvos simboliką. Ačiū.